300 metrų ilgio tiltas. Turi prasidėti saloje ir susijungti su kitoje pusėje esančia švyturiu. Tai ten iš vis kur mirksi. Oi, kai! Bam! Tu juokauji. Tikslas mano eiti iki galo ir pasiimti tas pinigus, kad negalėčiau nusipirkti namus. Giliai Lietuvos laukinės gamtos glūdumoje, apsuptoje aukštų medžių viršūnių, tamsaus vandens ir tolimus laikus menančių mistinių miškų yra sala. Labą dieną. Sveiki, Ignas. Aš Kazis gidas. Alina. Jau kitaip malonu. Čia prasidės istorija, kurioje 12 žmonių stos į akistatą prieš gamtą ir savo pačių jėgas. Tam, kad pasiektų bendrą tikslą – pastatytų tiltą. Naudodamiesi tik fizinę jėgą ir savo pačių rankomis, jie turės 16 dienų nutiesti tiltą ir pasiekti salą, kurios krante jų lauks 30 000 eurų. Nutiesus tiltą, žengti jo link pinigų ir juos paimti galės tik vienas. Tačiau kelionė iki salos nebus lengva. Čia esam atskirti nuo visko, tai visko čia yra ir visko būna. Jos krantą saugo švyturys, kuris tikrai neapšvies jų kelio iki tikslo. Čia yra vienas tiltas, o kito mes taip pat nepastatom, kaip komanda, mūsų tiltas nestovi. Grįžtam į bazę! Švyturys glumins, švyturys gundys, jis skirs ir išbandys jų moralę. Visada noriu tik nugalėti, bet kokiais būdais. Vieningai dirbant dėl bendro tikslo, ką jie yra pasiruošę padaryti dėl pinigų. Darysiu viską, meluosiu, manipuliuosiu, darysiu ką galėsiu, kad aš jį laimėčiau. Ar ši vieta juos pakeis visiems laikams? Kas atsitiks, kol bus statomas tiltas? Noriu keistis, noriu būti atviresnis visiems. Noriu būti atviras tiek savo, tiek kitiems. Čia galbūt ir yra ta idėja, jeigu būsiu atviras kitiems, galbūt išmoksiu būti atviras ir savo, nebemeluoti. Turiu žmoną, bet mes skiriamės. Aš pažinau 2 savaitės žmogų, kai mes nunešėm paraiškas, kad toks. Aš džiaugiuosi, kad tai buvo ir nesigiliu nei vienos minutės, nei vienos dienos. Kartais būnu impulsyvus, pasimetu, bet stengiuosi su to kovoti, kad jeigu jau yra kritinė situacija, ramiai išspręsti ją. Bet iš esmės, kiekvienu kartu įspraustas į kampą kažko išmoksti. Visada daugiausiai išmoksti, kai jau neturi pasirinkimo tik mokytis ir eiti priekį. Pagaliau žmonės. Pasiklydot? Ne. Sinilga? Kazimieras. Aš nežinau, aš išsirinkau jau savo gultą. Aha. Tai kaip supranta, visi čia būsim. Taip. Welcome. Bet sąlygos tai galiu pasakyti, kaip atostogose bus. Tikrai tų buvo nemigo naktų, nes ta nežinomybė labai slėgė. Paskutinės 2 savaitės tiesiog mažiau valgyti pradėjau, kad karšta Lietuvoje. Uogų nėra, grybų nėra, tai kažkaip tai ruošiesi visam tam, nes neaišku, kas tavęs laukia miške. Labą dieną. Pabiški daugėja. Susirinksim. Kazimieras. Esu pareigūnas, pataisos pareigūnas, dirbu Vilniaus kalėjime, saugumo valdymo skyriuje. Esu dieninės pamainos specialistas, dirbu pasimatymų biure, priiminėjam lankytojus su nuteistaisiais pasimatymams
Darbas pilnas iššūkių iš tikrųjų. Turim daug bendravimo su nuteistaisiais, su lankytojais iš laisvės. Ir visokių būna situacijų. Su manim irgi yra sunku, nes kiek aš esu reiklus savo, esu reiklus ir kitiems. Sunku iš tikrųjų, nes aš reikalauju. Man draugė ateina. Labą dieną. Labą dieną. Čia papuoliau. Koks garsus žmogus ateina. Koks ryškus ir garsus žmogus ateina. Pagaliau man draugė į kompaniją. Labas. Gediminas. Senilga. Labai malonu. Labas. Gyvenus Islandijoje, Olandijoje, Graikijoje, Amerikoje ir dabar užsisėdėjau Londone. Pirmą kartą išvykau, kai buvo 18 metų. Tai buvo labai lengva, nes viskas atrodė, kad pasaulis yra po kojom ir aš stoviu ant to pasaulio. Tai buvo labai paprasta ir labai smagu, kol nenusileidau vieną oro uostą, Graikijos. Tada pasidarė labai baisu. Nu čia pas mus tikrai plaukia. Lauk, čia, pas mus. Mes kvirvę. Padėsim. Dar kol neprasideda, padedam. Po to tai žinai, su koja į šitą, žinai. Ai, baisus žmonės, matau, čia susirinka. Jo, nepamirškim žmogiškumo, chebra. Kažkada vis tiek pamiršit. Man visą gyvenimą sakė, kad aš labai keista Lietuvoje, nes aš užaugau Danijoje. Taip, tai tas, aišku, pirmas įspūdis, kadangi su dredais, ten su tatuiruotėm. Daug kas galvoja, kad esu jaunesnė, tai jau viską esu girdėjus nuo ten narkomanė iki... Aišku, negalėtų žinot, kuo aš gyvenu, kas aš esu. Esu juvelyrė, tatų meistrė pagal specialybę. Auginu vaiką. Tai kiek vaikų? Tai kiek tau metų? 8. A, čia šios, kaip 16 atrodo. Iš kur tu, Solveiga? Gal Kauno? Kas nors? Kauno. Utena, UK, Nu Vilnius. Klaipėda, Kaunas, Vilnius. Pas mus? Ar šiaip pasiklydai? Ar šiaip vaikštai? Pasiklydau. Pasiklydai? Labą dieną. Labą dieną. Labas. Ugnė. Gediminas. Žvaigždė matau. Man visada įdomu kažkas nauja. Jeigu žmogus sako kažkas, nu, čia tai neįmanoma padaryti, vat aš tada eisiu ir darysiu, ta prasme. Nes man įdomu ten, kur kažkam atrodo neįmanoma. Gerą dieną. Gediminas. Eidmantas. Labą dieną. Labas, Kašalina. Gediminas. Labą dieną. Sveiki, Ignas. Aš Kazis gidas. Klaidinga nuomonė dažniausiai susidaro, kad esu labai pasikėlęs, esu arogantiškas. Visi beveik iš tikrųjų, su kuo supažinau, ar būtų moteris labiausiai tikriausiai, nes jaunas, turtingas, daug padaręs, labai aktyvus, visur tavęs pilna. Mano ribos yra labai didelės ir labai sunkus manim, tarkim, mane išprovokuoti, kad būtų konfliktas. Aš galbūt kaip tik su nepažįstamais ar su tolimesniais žmonėm nelabai konfliktuoju, su kuo artimesniais tiesiog galbūt labiau konfliktuoju, nes konfliktuose užsidegu. Būna užsidegu, kadangi pagal zodiaką Savinas ir užsispyrus galiu pasakyti daug, bet po 10 minučių atsiprašysiu. Statai maistą. Statai maistą gerai. Gediminas. Laura, malonu. Laura. Visi skirtingi ir visi kažkiek galbūt vienodi, nes visi tokie biškiai pamišę ir ryžosi tokiam dalykui. Dvylika dalyvių pasiekė stovyklavietę. Laikas pažinti tuos, su kuriais ateinančias dienas teks patirti, ką reiškia tikra bendrystė.
O kas ką veikėt gyvenime? Ką veiki gyvenime? Papasakot, ką veikiu. Labai daug. Labai daug visko. Esu profesionalus lenktynininkas, Lietuvos čempionas, Pabaltijos vicečempionas. Šiais metais abiejose lenktynėse pirmos vietos. O, vau. Jo, tai Sigel Milužis, ane buvęs, tikriausiai. Iš karto nuo to pradėti reikėjo. Aš galvoju, kur aš tave mačiau, sakyk daugiau. Matė, tikriausiai, aišku, Sigel buvo mano Milužė, ne aš Milužis iš tikrųjų. Statybinė kompanija turi nekilnojimo vystymo vakarų Lietuvoje pačią didžiausią. Tai toks verslininkas, lenktynininkas. Tai tau čia nereikia, ne šaibai. Tos jachtos ar tos mašinos sportinės, tai tie žaisliukai, jie yra įdomus pirmą mėnesį. Tas prabangus gyvenimas, jisai nėra lengvas, yra gan sudėtingas. Nes visą tai reikia ir išlaikyti, tai gaunasi papildomas atsakomybė. Jeigu tu turi, tarkim, 2 vaikus, tai kiekvienas, tarkim, jachta 3 vaikas, lėktuvas 4 vaikas, automobilis sportinis brangus 5 vaikas ir tu tada turi 5 rūpesčius, nebe 2, o 5 rūpesčius. Tai prabangus gyvenimas ir, manau, visam pasauliu žmonių jis yra labai sunkus, jis nėra lengvas. Nu, Kaziuka, tu? Aš statybininkas. Tiesiog atstatydavau tokius visokius namukus. Modulį. Tai pastatysiu. Jeigu reikės, pamėginsim kažką. O, Kaziuku, mes savo, bendro, neveiktų savo. Prie strojkį dirbu. Nu, ta prasme, strojkis aklinkerį pugoju. Geras. Geras. Nu, maladėt. Fiziškai sunku. Taip, reikia kelnuoti, ta fuga yra sunki ir ją reikia kelnuoti su tais kibirais ir ta prasme ir būna, kad nugaras skauda ir tais stalažais ta fuga, kai kelnuoji, vis tiek nešioji, jinai labai sunki realiai. Tai. Ir šiaip tu pastoviai turi su rankom dirbti, pakėlusios rankos visą laiką turi va šitaip laikyti tas rankas ir dirbti. Man 32, aš esu renginių organizatorė, renginių vedėja, taip pat keliautoja, bet dabar mečiausius darbus, nes įstojau irgi universitetą, bet Zambijoje, tai rugpjūčio pabaigoje įsikraustau į Zambiją. Keliavus esu 42 šalis, buvo, kad mečiausius darbus 2015, jeigu neklystu, sėmiau žemėlapį, dūriau pirštu, Šri Lanką ir išvykau tiesiog į vieną pusę ir apkeliavau visą Pietų Aziją. Aš gyvenau ir Indijoje, sakykime, 2,5 mėnesio keliavau, pabūnė tokiose sąlygose, supranti, kiek žmogui mažai reikia, tai kažkaip negazdinu. Aš tai kaip mano kolegė, tų pačių metų pasirodau. O sakysi, vyresnė, matai, tai paprasčiau atrodavo, ne? 46 man, aš esu krepšinio trenerė. O, mokytoja, nu vis tiek trenerė. Valančiūno pirmoji trenerė. Aš žaidžiau Marijampolėj. Pati dar moterų krepšinio komanda ir nutruko man kryžminiai kelio raiščiai. Ir tiesiog grįžau, pasidariau operaciją Kaune ir grįžau į namus į Uteną pavasarį, man atrodo, priėmė mane dirbti. Ir rudenį atvedė Jono mama Jonuką, sako, trenerė, sako, jisai reikia, žodžiu, padaryti iš jo krepšininką, nes, sako, šokėjas jis nebus, nes nebeturi jau tokios mergaitės. Tai vat ir prasidėjo ta visa istorija su to Jonuku. Aš tai jauniausias turbūt būsiu, man 22, profesionalus kovotojas. Kokios ir kickboksą? Kickboksą, Matau, iš stoikės. Tu dabar kovoji? Taip. Aš prieš 2 dienas kovau kovoje ir dabar čia esu su... Labai gerai atrodai, kaip prieš 2... Ištinusiam kovam, jo. Kovoju už pinigus už manim, jo. Esu sporto salėje nuo turbūt 9 metų. Atvedė mane tėtis, kadangi buvo pūnus vaikas ir iš manęs labai daug tyčiojosi mokykloje. Tai tėtis sugalvojo, kad turiu atvykti į bokso salę ir būti vyru. Kiek metų kovoji? Aš kiek metų kovoju, tai man yra 2, aš jau turiu virš 103 kovų. Ir dėl ko tie kovos, ta prasme, patiko, kas dėl, koks tikslas buvo tie kovų? Ne, aš buvau žiauriai silpnas vaikas, baisiai ir baisiai myžnis. Jo, aš nenorėjau boksą eiti. Mane tėtis sakė, iki 18 metų eisi, tai aš turbūt iki 16 metų nekenčiau to sporto ir man tai buvo per brutalu, aš buvau meniškas vaikas, aš mėgau dainuoti, šokti, piešti
į šitą sportą niekas neteina iš per gero gyvenimo, tai irgi visi turi tos tokios agresijos, tokio biški pykčio, kadangi dar kaip jauni esam. Tikrai nelengva, ypač kaip sakau, biški meniškos sielos turinčiam tenais būti tiek metų. Aišku, po to adaptuojas ir pasitaikyti šitus. 12 dalyvių bando susipažinti artimiau. Nei vienas iš jų dar nežino, kokiai bendrai misijai jie susirinko. Švyturys jiems yra paruošęs ne vieną išbandymą. Ši kelionė tikslo link privers suabejoti ir savo nuoširdumu, ir morale. Tai gal papasakokit, ką veiktumėt, jeigu laimėtumėt, pavyzdžiui. Gerai, Zambijoje gyvenčiau. Nereiktų dirbti. Aš tai nieko, hebra, visiems stalą pastatysiu už 3 gabalų balių gerą padarysiu. Oi, tai tu laimėk. Tu nevertas, reiškia, gauti tų pinigų. Aš noriu. Jis gerą padarytų visiems. Namuką kažkokį nors. Patylėkim. Tai kaip? Patylėkim, o? Tam, kad kažką suprasti, pirmiausia, reikia matyti, stebėti, žiūrėti, analizuoti. Man patinka stebėti. Jaučiu, kad bus veiksmas, neužilgo. Kaip mes čia prie tų puodų susėdėjom. Kol įsibėgėjai, kol surandi vietą, kol temą surandi, kol išmoksti karštą puodą užkaist. Dalyviai žino, jog stovyklavietėje visus nurodymus jie gaus kartu su signalinė ugnimi. Ši bus šaunama iš bokšto, informuodama, jog dalyviams palikta žinutė. Kiekvieną kartą jie turės vos 10 minučių surasti ir perskaityti žinutę. Einam, tipo, kažką reikia daryti. Kad reikia ženklą. Va, kur kažkai ženklas, o tai neturėjo būti, o tai neturėjo būti balsu. Lemba, reikia rakto. Nu tai va, reikia ieškoti raktą. Ai, tai kažkur bus paslėptas. Gerai. Mačiau, aš irgi, man atrodo. Prieš parodžiu. Gerai, o ko jūs bėgat? Parodyk. Panašu, kad ta. Bet tai buvo ant žemės, dar aš sakau, koks čia raktas. Nu, gidas paskaityk. Jūs atvykote čia tam, kad naudodamiesi tik savo rankomis ir stovyklavietėje esančiais įrankiais kartu pastatytumėte tiltą. 300 metrų ilgio tiltas. 300 metrų? Turi prasidėti saloje ir susijungti su kitoje pusėje esančia švyturiu. Tai ten iš vis kur mirksi. Oi, kaika! O, dieve! 300 metrų. Ten jūsų laukia 30 000 eurų grinais. Tilto statymą jūs turite 15 dienų. Jei to padaryti nepavyks, piniginio prizo negaus nei vienas. Susiraskite medžiagas ir įrankius, susidėliokite planą ir pradėkite darbus. Tu juokauji. Ką sakėm, kad tai bus? Ką, eurus dalinsimės? Tu pirmą galvo, ką reikia kaip padaryti. Ne, tai matai, visi dalinamės, tai čia nėra ko stengtis. Šita užduotis tai visus pritrenkė. Visiems netikėta buvo.